71 Nemanija Michailovičius ir 77 numeris Jurijus Kendišas. Komandos vyriausiasis treneris Vladimiras Čeburinas, jo asistentai Gintaras Staučia. Pernai labiau tokį atletišką futbolą propagavo marijampoliečiai. Kartais jis visai neblogai sekėsi, kartais buvo sudėtingiau. Na ir aišku, tas sezonas netoks jau ir vykęs, o čia įspūdingas šūvis iš toli. Bruno Tavarišas dešinėje koja. Kairiąją Bruno Tavarišas iššovė, bet kuriuo Vilniaus Žalgirio dublerių komandoje. Beje, Motiejus Burba rungtyniauja labai sėkmingai ir šiomis dienomis vėl mušė įvartį. Jau 5 turas iš eilės, kai jis muša įvarčius, čia Michailovičius ir 1-0. Serbas triumfuoja, o Zenkevičius susijėmęs už kojos raitosi savo baudos aikštelėje. Nepaisant visko, įvartis yra įskaitomas. Labai saugus Vilniečių išpuolis į laisvą plotą. Įkirto prasidėjo, įpusėjo pirmasis kėlinys, o Marijampolės Sūduva šį sezoną jau ne kartą įrodė, kad yra pajėgi atsitiesti, yra pajėgi kauti su visais varžovais. Lakitomas. Jo perdavimas, Petkevičius techniškai stabdosi kamuolį ir 1-1. Štai taip, neužtruko nė minutės Marijampolės Sūduva ir atsako savo įvarčiu. Triumfuoja Amaras Haidara. Sveikinimai ir Nauriui Petkevičiui. Keturai su kamuoliu, 4-4 galėjo susidaryti tokį pranašumą marijampoliečiai, o Lakitomo smūgį atrėmė Losas. Techniškai čia sužaidė serbas, tiesa žaidėjas irgi toli gražu ne kiekvienose rungtynėse, dažniausiai eidavo po keitimo. Taigi, trečiasis jo sezono įvartis, o čia Tavarešas. Ir Zenkevičius gelbėja Marijampolės Sūduvą. Labai klastingas Tavarešo kirtis, šoktelėjo kamuolys į Sūduvos vartus. Ar ten situacijoje, kai buvo atliktas perdavimas Nemanijai Michailovičiui, nebuvo nuošalės. 4 numeris Henrijus Zočiukvų, 5 Žygimantas Baltrūnas, 6 Kotas Akurai, 9 Lakitomas, čia Verbicko smūgis greta Virpsto. Čia rankomis Ignas Plūkas. Daug gynėjų netoli Čempionų lygos atrankoje. Vilniaus žalgiriečiai, čia dar vienas išpuolis. Petkevičius. Dar vienas smūgis. Ir 2-1. Amaro Haidara dublis. Matušy Reidas pratempė kamuolį. Yes! Kalavinėjo Ovidijus Verbickas. 2-2. Štai taip. Tuoj pat atsakė 3 taškų. Taip pat laimės, jei Vilniaus Žalgiris pabaigs lygiosiomis čia savo rungtynes. Kendišo perdavimas. Drebina vartų konstrukciją Saugas. Labai sudėtingas iššūkis, na, toks pat sudėtingas kaip ir Marijampolė. Savo aikštėje priims vieną iš lygos lyderių Kauno rajono Hegelman. Vilniaus žalgiriečiai, čia tolimas smūgis. Į vartų 9. Taikėsi Giedrius Matulevičius. Aikštės pusė, na nieko, Marijampolės Sūduva nenusileido Vilniaus žalgiriui šiame mače. Klausimas, ar taip ir tęsis per paskutinėsias akimirkas, bet savo šansą turi Marijampolės Sūduva. Baltrūnas! Perdavimas į baudos aikštelę. Ir čia jau Marko Benetos patirtis padėjo jam atsitverti kamuolį ir viskas. Aidė arbitro švilpukas.